Žiauri istorija, kurios kulminacija pašiurpins net šio kanalo senbuvis, kurie turbūt galvoja, kad matė ir girdėjo jau viską. Šiandien pažvelgsime į atvejį, kai rami sodyba prie Nemuno tapo žiauraus nužudymo vieta, kur senelis užkapojo savo anūką. Vieną 2014 spalio naktį vos 30 gyventojų turėjusiame Našeikių kaime Prienų rajone 78 metų vyras kirviu sukapojo savo 17-metį anūką. Į trobą į šiurpios tragedijos vietą pareigūnai atvyko apie 3:30 ryto. Ten jie rado lovoje kraujo klane gulinti negyvą paauglį Domantą Kučinską. Jo galvoje ir kakle buvo atsivėrusios didelės žaizdos. Pareigūnus pasitiko šalia lovos klykianti jo motina ir ramiai šaltų žvilgsniu ją stebinti senolis. Vėliau kūną ištyrę ekspertai nustatė, kad Domanto mirtis turėjo būti staigi. Pareigūnams pensininkas pavarde Valentukevičius prisipažino anūką pamokęs ir nubaudęs kirviu. 0 promilių tą naktį į alkotesterį įpūtęs vyras pasakojo, jog su anūku jam teko dalintis vienu kambariu. Todėl abudu dėl daugelio dalykų labai nesutarė ir daug pykosi. Senolis sakė, jog Domanto bijojo, nes šis dažnai daužė kambaryje esančią bokso kriaušę. Neva senelį dažnai erzino ir bandė kantrybę. Valentukevičių pareigūnai suėmė. Jis areštinėje, o vėliau teisme aiškino, jog tą lemtingą dieną jiedu su anūku susipyko dėl to, kad 17-metis namo grįžta per vėlai, atseit per daug bastosi su draugais ir po kaimą važinėja dviračiu, o neva konflikto metu paauglys jį aplaistė vandeniu. Tuomet vyras nusprendė, jog reikia vaiką pamokyti. Kol Domantas buvo išėjęs, pensininkas nuėjo į malkinę ir pasiėmė kirvį. Kai grįžęs namo anūkas atsigulė ir užmigo, senelis čiupo kirvį ir miegantį paauglį pradėjo tašyti. Įvykio metu namuose dar buvo Domanto mama ir jo sesuo, tačiau jos miegojo kitame kambaryje. 1936 metais gimęs pensininkas užkapojęs anūką nuėjo pas paauglio motiną į kambarį ir jai liepė pasiimti savo sūnų. Senolis elgėsi šaltai ir ciniškai, pakvietęs dukrą susirinkti sūnaus tiesiog prigulė atgal į lovą. Teisėsaugai jis vėliau tiksliai nupasakojo nužudymo detalės, prisiminė tikslų skaičių smūgių kirviu ir kas vyko po to, nors pasak artimųjų šeimai žmonių jis nesuvokė šio nužudymo. Savo dukrai sakė, kad tuoj ateis rytas ir vaikinas atsikels kaip niekur nieko. Po kiek laiko, taip neklausiau smulkmeniškai, atėjo tas senelis, pavarškino į duris ir pasakė, kad pasiims savo anūką. Na, aišku, jis iki nesuprato, kaip supras pasiimti anūką ir kaip atėjus pamatė visą tą vaizdą. Na, aišku, viskas buvo jau po laiko. Paklausiu, kuris pirmas, sako, aš atlėkiau ir kai aš pradėjau spiegti, o jis atėjo ir atsigulė tenai, kaip šalia savo lovą. Ir šitas atrisako, kaip atsigulė ir tas spiegė, jau ten nežinau, kaip sakyti, kokia reakcija. Ir jinai, jis ir sako jai, ko tu čia spiegi, šitas ateis 5 valandos, atsikels ir bus taip, kaip buvę. O dzūkiškai sako, kad yra jis kaip ajis. Kaip jinai priėjo prie jo, tai tiek, kad jinai pati jam užspaudė akutes. Domanto lova buvo juodai raudona, krauju buvo aptaškyti langai, užuolaidos, sienos, grindys ir net lubos. Vienoje laidoje buvo skelbiama, kad vėliau tą lovą ir apkraujintus baldus šeima pasirinko sudeginti. Laidotuves šeimos draugai ir kiti giminaičiai apibūdino kaip itin tragiškas. Širdį veriantis spiegimas, ašaros, riksmai ir dirbtinai prie šarvojimą sulipdytas vaikino veidas, kurio giminaičiams buvo įsakyta neliesti. Vietiniai kaimo gyventojai dėl tokio poelgio buvo pakraupę. Jie senolį apibūdino kaip keistoką, bet neagresyvų ir nekonfliktišką. Šeima nebuvo asociali, kaip dažnai būna tokiose istorijose. Jie negirtavo, buvo tvarkingi.
Nužudytasis paauglys mokytojų buvo apibūdintas kaip mandagus, smalsus, turintis daug draugų, hobių ir didelę aistrą aviacijai. Mat jo tėvas buvo žinomas pilotas ir aviakonstruktorius Algirdas Kučinskas, kuris 2006 m. vasarą netoli minėtos sodybos berniuko akivaizdoje nukrito ir sudužo. Avarija įvyko ore sulūžus savadarbio vienmotorio lėktuvo sparnui. Algirdas žuvo vietoje. Senis Valentukevičius savo dukters namuose gyveno vos porą metų. Mirus jo sūnui ir broliui dukrai tėvo pasidarė gaila ir kad jis neliktų vienišas ir patogiau būtų jį globoti senstant, pasikvietė gyventi kartu. Kas būtų pagalvojęs, kad tai gali virsti į vieną kraupiausių istorijų Lietuvos kriminalinėje istorijoje. Ačiū, kad žiūrėjote šią kriminalinę istoriją. Gyvendamas savo ramų gyvenimą net nepagalvoji, kokie žiaurūs dalykai kartais vyksta kitų namuose. Ačiū Contribui rėmėjams ir aktyviems mano Discordo serverio nariams. Iki kito karto.